Gerbiama premjerė, šiandien mes minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ir kaip bebūtų, ryškiausia jūsų vadovaujamos koalicijos iniciatyva šioje srityje yra LRT pataisos. Ir aš noriu jūsų paklausti apie jūsų pačios blaškymąsi šioje temoje. Peržiūrėjau jūsų pasisakymus praeitų metų gruodžio 11, jūs kalbėjote apie tai, kad nesuprantate, nežinote, kodėl reikalinga skuba. Vėliau jau gruodžio 16 dieną sakėte, čia kaip kraujuojanti žaizda, jei kraujuotų dar labiau, atsiverstų didesnis plotas, turime išspręsti dalykus čia ir dabar, kad ramybė ateitų į mūsų namus. Balandžio 24 dieną jau sakėte, mano pagrindinė misija – tą taiką atnešti žmonėms, kovoti nenoriu. Ar jūs nemanote, kad jūsų blaškymasis šioje srityje atnešė žalą ir kokiagi jūsų iš tikrųjų nuomonė yra dėl LRT pataisų ir apskritai dėl žiniasklaidos laisvės? Visada buvo nuosekli ir pasisakiau už žiniasklaidos laisvę, už laisvę kiekvienam žurnalistui dirbti laisvai savo darbą. Ir tą kartojau nuo pat pirmų dienų, tai galėtumėt chronologiją tikrai pasižiūrėti ir įsitikinti. Pataisos, jeigu prisimenat, nuo praeitų metų gerokai pasikeitė ir LRT įstatymo pakeitimą sąlygojo ir nepaslaptis ir procesas prasidėjo nuo valstybės kontrolės padaryto audito ir išvadų ir tam yra eilė išdalinta užduočių ir per kitas institucijas, kaip ir mes vyriausybė irgi turime tam tikrą užduotį, kurią turėsime įvykdyti. Bet šiandien galiu aiškiai ir tikrai tvirtai pasakyti, kad LRT pataisos išėjo iš darbo grupės, kurios prašė ir ta pati žiniasklaidos bendruomenė. Ir jos yra pakankamai subalansuotos, atliepiančios tam tikrus lūkesčius ir išreikštas pastabas. Dėl to saugiai galite priimti sprendimą ir palaikyti įstatymo pakeitimo projektą.